Pagrindinis prekybinių ryšių partneris su baltų gentimis pirmaisiais mūsų eros amžiais buvo Romos imperija. Romos imperijos Padonojos provincijos turėjo netgi prekybinius centrus, kurių pirkliai, matyt, palaikė pačius glaudžiausius ryšius su baltų gentimis aplamai ir turbūt su baltų gentimis gyvenusiamis Lietuvos teritorijoje. Prekybinių ryšių palaikymui didžiulę reikšmę turėjo vadinamasis Gintaro kelias, kuris prasidėjo romėniškose Padonojo provincijose, konkrečiai Karnunto mieste. Iš ten, matyt, prekybinės ekspedicijos keliaudavo į Baltijos jūros pajūrį pargabenti gintaro. Vieną tokią ekspediciją mini romėnų autorius Plinijus Vyresnysis. Tokia ekspedicija buvo surengta imperatoriaus Nerono valdymo laikais, tai būtų 1 amžiaus, greičiausiai 6 dešimtmetis. Be jokios abejonės, kad pagrindinė baltų genčių prekė buvo gintaras. Iš Romos imperijos provincijų į Lietuvos teritoriją yra patekę keletas žalvarinių indų. Vienas toks indas yra rastas dar prieš karą Veršvų kapinyno labai turtingame moters kape. Taip pat į Lietuvos teritoriją iš Romos imperijos provincijų, konkrečiai iš minėtų Padonojos provincijų, yra patekusios žalvarinės didžiulės segės. Dalis tų segių vadinamas sparninėmis segėmis. Taip pat yra patekę sidabrinių segių, segių puoštų emalių. Daugiausia Lietuvos teritorijoje yra surasta emalio ir stiklo karolių apvarų. Jos labiausiai buvo naudotos centrinėje Lietuvoje, vakarų Lietuvoje. Na ir be jokios abejonės, kad turbūt tokiu įdomiausiu importo dalykų yra Romos monetos, kurių daugiausiai yra surasta Lietuvos pajūryje. Ir šitie radiniai rodo, kad į Lietuvos pajūrį vedė gintaro kelio atšaka. Didžiulis baltų genčių prekybinių ryšių pasiekimas buvo tas, kad į Lietuvos teritoriją buvo gabenama iš Romos imperijos provincijų spalvotų metalų žaliava. Reiškia žalvaris, sidabras ir be jokios abejonės auksas.